Labukas, mėly LRT Opus klausytojai, su jumis šį vakarą, šventinį pirmadienio vakarą, atkeliauja laida Karamelinių tonų ir aš jos vedėjas Kristijonas Ribaitis. Tai laida, kurioje kiekvieną savaitę plepam apie vieną atlikėją arba grupę, leidžiam jų gabalus, kartais nuogai, kartais subtiliai rodom jų kūrybinius užkulisius ir juose bandome atrasti, kurgi slypi tų muzikantų karamelinis tonas. Praeitą savaitę skiriame visą epizodą legendiniam repo grupsui Beastie Boys ir jų muzikai. Net nežinau, ar čia reikia kažką pridurti, nes Beastie Boys palikimas, jų indėlis į repo, skeitinimo ir apskritai 90s kultūra yra ne vienam puikiai pažįstamas, bet jei norit daugiau išgirsti ir pasidomėti, kaip šita grupė šovė į tokias neregėtas aukštumas, tai laidos įrašą rasite lrt.lt radiotekoje arba savo mėgstamoje pasiklausimo platformoje. O šį vakarą, mėlyjei, man be proto malonu čia studijoje turėti kolegas, kurie nors ir yra dėl vienų kitų priežasčių čia apsilankę, bet vis dar neturėjom tokio deramo pokalbio. O juolab dar šita grupė buvo vienas iš topų, kai aš jūsų kažkada paklausiau, ką norite išgirsti karamelinių tonų laidoje. Taigi šį vakarą mane aplankė gaming roko ir pozityvaus emo vėliavnešiai Dead Cap studijoje. Turim jos narius Nikitą ir Jori. Labukas, vyručiai. Mes šiaip turim jūsų daugiau, bet jūs tie, kurie kalbėsit šiandieną, man atrodo. Ten Skype callas pajungtas, jie dabar sėdi FaceTime. Sveiki visi. Labas, sensėjau Kristijonai. Labutis, kaip jūsų Velykos? Panašu, kad teko nuo galvos nusiplauti dažus prieš čia atvarant. Aš galvau, reikės statymus pradėti, ar bus Velykinio kiaušinio bairis Nikito šiandieną, ar ne? Bus. Aš jau matau, kaip gifina ir klipina hebra, žinai, viską. Gerai, aš tyliu, Jari. Puikios Velykos, kaip visada. Super. Žiūrėkit, aš dažnai pirmą kartą paklausiu to klausimo, kas dabar skamba jūsų playlistuose, ausinėse, bet man truputėlį įdomiau yra šiuo atveju paklausti, ką šiuo metu gaminat? Bakalaurinį darbą. Užuojauta. Aš tiesą pasakius straglinu išsirinkti, ką gamint ir dėl to nieko negaminu. Ir paskutinį kartą, ką buvau užsileidęs, tai per PlayStation 2 emuliatorių Dragon Ball Tenkaichi 3. Oho, jo. Prie old school'o grįžtam truputėlį. Tipo, gerai veikia ant kompo, negu ant PlayStation. Labai gerai, supratau. Šiaip, dar trumpai užklausiu, kai neperseniausiai turėtų iš savo išstojimo gallery ir, gerai, čia jau beveik mėną praėjo, bet vis tiek dabar truputėlį jau šiek tiek laiko prabėgo, emocijos šiek tiek nusiramino, kaip dabar vertina tą koncertą, kokias patirtis ir kaip jums iš viso ten sekėsi, nes man neteko ten būti. Buvo puikus koncas, kaip ir visi mūsų koncai. Nes mes labai gerai pagrojame. Nikita, matau Jori, šeikina galvą. Aš nešeikinu galvos, bet aš sutinku su Jori. Jis puikiai pagrojo. Aš iš tikrųjų, Camdownas vis dar truko porą savaičių po koncerto. Labai daug kažkaip dėjom išteklių į jį. Ir gavosi taip, kaip ir norėjom, kad gautųsi. LAN parties irgi buvo mūsų jau ne tai, kad signature braižo koncertinis dalykas. O jį pasirodo nėra tiek daug žmonių matę ir buvo labai faina matyti storiuose, kur, žinai, gamina kas nors Need for Speed ir tada storius nupanoramina tiesiai į sceną. Aš prieš tai galvojau, kad jūs patys visus tos kompus vežatės pastoviai. Ne. Ir į perklausą, kai darėt ir panašiai, tai smagu. Mes samdom tos kompus. Samdom kompus, jie su baltais atvažiuoja pas mus. Nuostabu. Kaip atrodo Dead Cap'ų valanda iki koncerto? Oho. Taip, aš galiu iš tų gaptų pagalvok. Aš tai lakstau per merčą, aš laikausi už galvos ir visiems sakau, reikia kažką dar padaryti. Taip ir būna, tiesiog Nikita nervinasi, o mes raminam jį visi. Bet vis tiek toks dalykas būna, kad nėra taip, kad kai būna kai kurie bendai, kurie nori visiškai išsiskirstyt, pabūti kiekvienas su savimi ir tada... Ne, mes šitą 3 valandas prieš koncertą darom ir valandą prieš koncertą mes jau būnam kartu vis laikam. Čia jeigu koncas Vilniui, tada visi varo namo pamiegoti, ten, žinai, aš atsimenu iš gallery koncerto irgi buvo, kad per siunčiakus hebra nepino, tai supras, kad laikas eina visokeriopui, kiekvienam ir kiekvienas atskirai skaičiuoja, nes kažkas spėja kažkur nuvaryti ir ten iki Klaipėdos sulakstyti per tą pertrauką. O kažkas, aš iki pat galo tiesiog parinas ir vis laik stresuoju, žinai, kad ten reikia dar prikabinti plakatą kažkurioje kitoje vietoje, nes nematys žmonės, kad yra plakatų naujų. Ar kiti grupės nariai jau yra pripratę prie tos panikos? Nes aš puikiai suprantu, nes man tas pats būna prieš koncertą, mano kolegos ir mano draugai, kurie groja su manim ant scenos, tiesiog kažkaip duoda tą zen būseną ir kažkaip pamaitina to zen buvimu, o aš būnu tas, kuris paskutinę minutę galvoja, ar čia viskas buvo teisingai padaryta. Jo, ir turiu remarką, nes aš negaliu būti pripratęs prie savo parkių, mane tai užknisa. Kad pripratę, jo. Kažkaip, man atrodo, mums visiems aišku, kad čia yra neišvengiama ir taip bus, bet tai reiškia, kad visi darbai bus padaryti.
nes Nikita neatstos nuo mūsų visų. Labai gerai. Va. Svarbiausia, žinai, kada parkės baigėsi, tada, kada tiesiog nusprendė, kad kaip daiktus po koncą vežti. Va tada renginys pavyko. Okay. Gerai, keliaujam prie Deadcapų reikalų ir išsiaiškinti jūsų lorą. Tikrai buvo reikalų man ruošianti šitai laidai. Okay, tu išsiaiškini mūsų lorą? Šiek tiek, ne, aš čia labai iš karto taip atrodo, kad jau kaip iššūkį, žinai, mečiau tokį, bet iš esmės dalykas, kur aš mažiausiai žinau, kad ta visa gaming rock etiketė ne jūs patys savo susigalvojote, kad vienas iš klausytojų per perklausą berods, taip, jums... Teisingai, toks faktas būtų. Mes estradoje pernai metais, kai darėm išankstinę perklausą albumo, jo, linkėjimai Ąžuolui, mūsų gerbėjai ir rėmėjai, kuris nešioja mūsų kepures. Labai ačiū už pametėjimą idėjas. Ir tuo metu buvo labai abstrakčios užuomazgos šito koncepto ir jis tiesiog užduodamas klausimą mums, sako, o jūs tokį kaip ir gaming rocką grojat. Ir tada viskas. Tada... Jo, mes patys. Jo, taip, mes taip ir jo. Labai gerai pastebė. Va. Čia bus ta vieta traileryje, kai bus biopikas apie Deadcapus, kai bus tas Bohemian Rhapsody stiliaus filmas, taip, kur viskas yra žiauriai dramatizuota ir va čia bus and that moment we knew. Žinai, čia bus tas dalykas. Čiagi genialu. Šiaip man nuostabiausias dalykas ir tikrai nepaslaptis daugeliui, kas jau yra matėjus ir klausė, kad Deadcapų fanbase'as jau patapo tokiu kultiniu reikalu. Man įdomu, kada jūs patys pirmą kartą pajutot ar turėjot tą supratimą tokį, kad čia šitas mūsų ryšys su mūsų klausytojais, jisai nėra toks, kokį turi daugelis bendų, mes kažką turim čia ypatingo ir tikrai tokio artimesnio. Gal buvo kažkoks kertinis momentas, ar tai būtų koncertas, ar tai būtų perklausa, nežinau, meet and greetas, kažkas iš tos. Aš žinau, kokia akimirka, man įdomu, kokie joriai. Tu neturi? Neturiu tokį referenciją. Su bendruomenė didžiąją dalim šiaip aš sąveikauju, mes turim labai aktyvę Discordo bendruomenę, kurią pradėjom pernai metais. Ir mes grojam Mo muziejuje, Terasy, ten teatre. Ir tenais įvyko pirmasis mūsų Discordo narių susitikimas. Jie, kadangi dauguma yra iš skirtingų miestų ir jie visi susitarė, atvarė į tą koncą, jie ten yra pasidarę nuotrauką, ten yra daugiausiai, taip vadina, day one'eriai, kurie nuo pirmų dienų į Discordą iššoko, prisijungė. Tai shoutoutus jiems ir tikriausiai chatas dabar šėlsta, bet jo, čia ir buvo gal pirmasis toksai realus faktinis dalykas, kur, žmonės savarankiški. Jie per šitą mūsų, žinai, po mūsų skečio atsistojo, jie dabar jau viskas savo susikonstravo ir eina veikti savo nuosavus dalykus, o mes esam kontekstas tam. Man atrodo, dar labai šitas pasijautė, kai pamatai merčą, kurio tu negaminai ir kažkas pats pasidarė. Jo, labai yra daug. Tai prasme, daug fanarto įkrenta jau nuo žurnalo, kai mes pristatinėjom pernai metais su albumu žurnalą. Jau tada buvo įsitraukimas kažkoks toks, kur žmonės tiesiog piešdavo fanartus ir mus visaip interpretuodavo. Bet po to tai tiesiog pasidarė atskiro organizmo. Vakar ar užvakar gal mačiau, kad kažkas savo Velykų savaitgalį leido darydamas plastikinius pakabučius ir va tenais mūsų logotipą darė. Kažkas per darbelius pasidaro ten, žinai, su lazeriu. Iš fanieros, kur ten būna. Jo, ant fanieros, būtent ant fanieros pasidaro Deadcap logą. Tai prasme, daug fanartų yra prikurta, aš nežinau, Joris gal ten netaip dažnai čekina, bet dieve, ten mes turim fanų Ispanijoje, turim Anglijoje fanų, turim Ukrainoje fanų. Ir jie visi susibūrė būtent tenais. Ir dar vienas dalykas, kuris man labai tiesiog gerąja prasme užstrigo, kad yra tam tikras atvirumas ir skaidrumas jūsų tiek socialuose, tiek intervuose, kitose, tiek kontente, kurį darot. Tai gali būti nuo tokių paprastų dalykų, kaip apie grupės, nežinau, finansinę situaciją, gali būti apie tiesiog perdegimą, gali būti visą laiką jūs nebandot iš savęs kažkokio tai daryti, visi mes čia rockeriai, čia viskas mums visą laiką žiauriai gerai sekasi, jūs bandot parodyti ne tik tas pusės. Kodėl manot, kad tas svarbu yra tas skaidrumas ir atvirumas su savo klausytojais ir galbūt iš to gali labai daug jaunų bendų pasimokyti? Džorbi? Man atrodo, tada tiesiog, kai nuoširdžiai viską darai, tai ir žmonės jaučiasi taip artimiau ir liktų jam nemeluoji, nes nemeluoji. Ir tada gal kažkoks ryšys gilesnis susikuria tarp grupės ir klausytojų. Žinai, papildant tą skaidrumas, kaip sakys, viską labai lengva sužinot internete, aplamai ir social medijoje. Ir nėra kažkaip
kaip sakius, tu savotiškai nusiginkluoji, čia nėra specifiškai manipuliacinė kažkokia taktika, kai galėtų pagalvoti žmonės iš išorės, kurie nesupranta, kad ir jinai net nesijaučia tokia. Tai būtent, ir supranti, jeigu tu žodžiu, Deadcap'ų iš esmės principas yra toks, kad rodyt pavyzdį, kad galima kurti ir taip. Kad galima funkcionuoti ir taip, dalykai yra tokie. Aš neprisirašiau iš tikrųjų kai kurių dalykų papasakot, nors ir buvo idėja, pavyzdžiui, papasakot, kiek mums kainavo turas. Ir aplamai regimas yra trendas, kad atlikėjai vis dažniau tiesiog atvirai pasidalina ir pasisako, kaip jiems sekas bilietus pardavinėt, kaip jiems sekas turuot, kaip jiems sekas koncertuot, kas kiek kainavo, kiek merčas, tas anas. Ir kaip su jais elgiasi ten, tarkim, organizatoriai ar ten kiti bendai tarpusavį bendradarbiauja. Tai, man atrodo, tai yra svarbi dialogo dalis ir nėra taip jau romantiška toj grupiai būt, nes tai parodo, kiek daug darbo į tai eina. Super, labai gerai. Aš manau, kad tiesiog toks dalykas yra, kur, nežinau, man atrodo, kad Deadcap'ų visi reikalai ir tavo, Nikita, tiesiog pasakojimai, ar tai būtų diskusijas ar panašiai, net įkvepia, aš žinau, kad mane tikrai įkvepia daugiau dalintis atviriau apie dalykus, kurie, manau, kad labiau rūpėtų ir žmonėm, kurie vėliau galvoja sukurti kažkokią grupę arba pradėti kažkokią muzikinę veiklą. Tai manau, kad tai tiesiog yra svarbu ir ačiū, kad jūs tai darot, nes tai tikrai yra svarbus dalykas. Gerai, perinam prie kūrybinių reikalų, bet tuoj pereisim prie kūrybinių reikalų tiksliau, bet trumpam aš noriu prisiminti vis tiek tą ir praeitą Deadcap'ų mini albumo Tvanas etapą. Deadcap grupė turėjo daug savo pokyčių, savo sąstatį vienu metu ir pirma, aišku, grupės identitetas tam tikras visiškai gali kisti nuo pasikeitusio frontmeno ar vokalisto. Neprisimenu, ar iš tavęs šiaip klausė šito dalyko, Nikita, bet ar buvo kažkokie pamastymai, kai po to, kai išskiria keliai su praeito to etapo vokalistė Aurelija, kad galbūt norisi kurti naują muziką, ar tai vis dar turėtų būti Deadcap'ai, ar turėtų būti dar kitas dalykas, kai buvo, pavyzdžiui, su non-playable character dalykais ir visa kita? Na, čia diginė. Ne, iš tikrųjų, plano, tiesą sakius, jokio nebuvo. Buvo tik tais, nežinau, buvo visai baimė, nes aš turėjau kūrybos, kurią norėjau padaryti su savo draugais. Ir dėja, pagrindinis variklis, kas yra balsas, dingo iš to. Ir tada reikėjo rinktis, ar raukt viską, pabaigt, ar mest savo iššūkį. Tai teko prisimti atsakomybę ir mest savo iššūkį. Aš pabėgau nuo klausimo, tiesą sakius, bet nes pamiršau jo pagrindinį pamatą. Pagrindė, kad ar nebuvo to mąstymo, bet tu kaip ir atsakei iš tikrųjų, kad ar nebuvo mąstymo, kad pereiti prie kito, nežinau, po kitų projektų, kitų vardų ar kažkas tokio, ar jau Deadcap yra Deadcap. Kai Deadcap užgeso, aš gan aktyvus labai metas buvo su Ba, tai kas čia buvo 23 metai, jo, tai daugiau mažiau tuo metu Ba labai daug eterio užėmė ir tada, žinai, namų darbams aš pradėjau mokytis dainuoti. Ir kaip sakius, jeigu aš ir sukurčiau kažkokį kitą pavadinimą, tai vis tiek būtų ta pati muzika. Tai atrodė, kad paprašiau yra rebrandintis tiesiog po įvaizdžių, nors dabar su to atėjo kitų iššūkių. Tvanas dabar yra mūsų populiaresnis įrašas, bent jau statistiškai. Čia šiaip norėjau pasakyti, kad net jeigu klausytojams, kurie nieko nežinotų apie grupės lore ar koks ten buvo sąstatų pasikeistimas, klausant tiek Tvano, tiek Deadcap 2 albumo, nors atrodo, kad jie turi drastiškai skirtingas nuotaikas vietomis, vis tiek yra giminingi savo skambesiu, kas atrodo, kad, of course, kai kurie žmonės tie patys groja ir ten, bet to pačiu yra kažkokio tai tęstinumo dalykas ir dabar praėjus jau daugiau nei 3 metam nuo Tvano ten palydimo ir visų dalykų. Koks gal dabar yra santykis jums su šito albumu, kai net ir dabar reikėjo kai kurios kūrinius perkurti, nes, žinau, Jori, net ir tu dar tuo metu dar negroji ir tai daug pasikeitimų yra ir kiek tų visų tų dalykų jums, nežinau, gal įgavo kažkokią kitokią prasmę tie gabalai, Tvano šiaip tas etapas. Tu pradėk. Aš nebuvau. Tu nebuvai. Būtent kaip tau dabar jaučiasi. Dabar groji kai kurios ir mes turim. Nežinau, man patinka tie gabalai, tai man faina jos grot. Ar tikrai visi tau patinka, nes man, pavyzdžiui, ne visi patinka iš Tvano gabalai, žinai, Ne visi, bet kuriuos grojam, tie patinka. Okay. Čia, žinai, Tvanas, čia... pavyzdžiui, labai patinka. Tvanas tau lesa, okei. Čia malonus grot toks gabalas, nes taip tam. Čia, žinai, einant į nuoširdumo temą, aš tai jaučiuos biškį supančiotas, kur per Gallery koncertą ypatingai pasijutė, mes į programą įtraukėm 2 senus kūrinius iš Tvano, tai buvo Tvanas ir Seulas. Ir man tie kūriniai yra svetimi dainuoti. Man aplamai labai sunku, kai
kaip vokalistų ir atlikėjų, kuris neturi itin daug kažkokios ten, žinai, fizinės ištvermės balse ar ten patirties plačios, aš keičiu amplua, žinai, yra labai didelis skirtumas, kur dainuoji Dead Cab 2 kūrinius, kuriuos savo parašėjai ir dainuoji pagal savo emocinį spektrą, o tada yra man motorinė atmintis, kaip būnant gitaristų Tvano laikotarpiu, aš atsimenu, ką Aurelija dainuodavo, tai aš bandau tarsi ištransliuoti tą pačią energiją, kurią aš jusdavau, kai ji dainuodavo, kol aš grodavau. Tai ir yra tas toksai noras biškelį pajudėti, bet neišvengiamai mūsų kūrinys daugiau negu gana tapo, tiesą sakius, mūsų hitų ir vizitinė kortelė, kuri labai yra atpažįstama dabar koncertuose. Tai aš laikausi to požiūrio, kad mes tarnaujam fanams. Aš manau, kad tą progą mes pasiklausom daugiau negu gana, nes čia ir mano vienas iš favoritų yra. Ir tada jau keliausim prie kito Dead Capo etapo ir viską apkalbėsim. O kol kas likite su LRT Opus ir Karameliniu tonu. LRT Opus eteryje, čia grupės Dead Cap, ko gero labiausiai toks signature, toks labiausiai vizitinio kortelė patapęs kūrinys. Lėtas skamba čia laidoje Karameliniu tonu, šnekučiuojamės su grupės nariais Nikita ir Joriu. Aš jį teisingai supratau, arba jeigu teisingai pamenu, nebuvo ten kažkaip, kad būgnų partija gabaliukė Lėtas apformavo visą likusį šitą gabalą, ar ne? Nuo ko prasidėjo šito kūrinio griaučiai? Nuo akustinės gitaros. Nuo akustinės gitaros tiesiog? Taip, nuo akustinės gitaros. Labai gerai, nes aš kaip tik norėjau pasiklausti, ar nebandėt akustinės versijos šito gabaliuko padaryti, nes atrodo, kad turi, žinai, kažkur tipo šitame garsuose girdisi tokia labiau intimesnė versija. Jeigu teisingai pamenu, tai kažkaip nebuvo net ten didelio projekto Nikitos padaryto ir mes tiesiog kažkaip dviese pradėjom groti tą gabalą. Dramsai ir gitara ir tada... Jo, čia buvo pasidarė. Grupės pokyčių etape, nes čia šitai dainai jau 2 metai. Jeigu kas atsimena, kada išėjo klipas, tai tas tikrai žino, kad čia praėjo laiko. Bet jo, pirmas užuomazgas aš dar neseniai Voice Memos žiūrėjau, tai prasidėjo nuo Akusteko. Ir aš parašiau tokį juodraštį. Ir aš jau į GarageBand'e su sampliniais būgnais tokiais, kai tiesiog nuėjau pas Snorę į Mir studiją, jisai sako, duok man daugiau gerų dalių. Ir tada mes pradėjom su Joriu perrašinėti tą dainą ir Joris padėjo man ją struktūruoti. Ir tada jo grupiai parodėm, pasidarėm prie production ir įrašinėt. Okay. Ir tada kaip vyko likusio albumo kūrybinis procesas Dead Cap 2, nes ar čia mes kalbam, šiaip, aš galvoju, kad aš paklausiu jūsų bendrai apie kaip vyksta kūrybinis procesas, bet aš suprantama, kaip jisai keičiasi, tai pradėkim tiesiog nuo to, kaip nes aš žinau, kad Lėtas buvo šiek tiek anksčiau įrašytas negu kiti gabaliukai, jeigu gerai prisimenu. Taip. Ir kitoj vietoj. Ir ar tai buvo tas procesas, kada Nikita, pavyzdžiui, ateina su griaučiais kažkokiais, ar jis ateina jau beveik jau dan gabaliukų, kad reikia viską perrašyti? Nikita atėjo su griaučiais į įrašų sesijas jau. Tai ten visi dramsai, kurie įrašyti yra per ten 4 valandas visas tas albumas. Parašytas ir įrašytas. Okay. Jo, ten yra niuansas, kad Joris buvo labai nelaimingas dėl to, kad nei vienas kūrinys prieš jam įrašant nebuvo grojamas repeticijų salėje. Ir taip gavosi, kad aš mes niekart negrojom, atrodo, šiaip tų gabalų. Ja, mes net nerepetavom iki Dead Cap 2 įrašų aplamai. Ir aš atsimenu, dar sirgau per tos įrašus, tai buvo visai sunku. Ta lašelinė buvo, monsteris. Monsterio lašelinė. Ir kažkaip ten turėjom įrašyti per vieną dieną būgnus ir bosą, nes Dovydas turėjo išvažiuoti į Latviją ar kažkur tai. Nežinau, Paldijas. Kažkas tam crazy. Tai ten viskas taip labai vieną momente pasidarė. Tai kūrybinis procesas, aš iš tikrųjų atsimenu, labai aiškiai kalbinėjau vyručius pasirinkti tam tikras dainas, nes tiesiog mano hardė buvo tuzinai tokių, nežinau, atplaišėlių. Ir jas mes tiesiog realių laikų ir darėm. Aš atsimenu po to, kai reikėjo vokalus rašyti, tai aš jau tada ten ir kviečiausi visus įmanomus žmonės, kurie man galėtų padėti. Mes ėjome ir su tavim tada vokalo pamokas, Kristijonai. Ir tada Kristį Valančių iš Akli kviečiau ir ten dar vieną kažkas melodijas padėjo rašyti. O Kristis iš Roughly Human. Kiek daug Krisčių. Visi Krisčiai. Realiai, ir nėra taip, kad čia būtų žiauriai dažnas vardas, bet tu suradai visus Kristijonus Lukiškių kalėjime ir jie visi tiesiog susirinko, Krisčių komitetas atvarė tau padėti tiesiog realiai. Tai ir buvo toksai Frankensteininis darbas iš tikrųjų, dėl to ir atsirado apibūdinimas, kad dainos kaip reelsai. Nes tiesą pasakius, Pseudo yra vėliausiai atsiradusi daina. Jo, Pseudo gabalas buvo, atsimeni? Tai tu padėjai irgi rašyti Joris. Joris daug su būgnais padeda. Čia klausytojams kūrinys, kurį mes išgirdome laidos pradžioje. Tai
Tai Pseudo buvo tas naujausias kūrinys ir jis labiausiai panašus į Lėtą pagal savo vaibą ir aš ten jau žinojau daugiau mažiau ką darau ir aš jį pakrikštijau Lėtas V2 tiesiog, žinai. Okay. Tai po to jau ten Frankensteinas gavosi. Supratau. O kaip tau su dainų tekstais? Ar tai yra kažkas, kas apsilipdo aplinkui muziką, ar galbūt kai kurie kūriniai, jų tie Griaučiai gimė jau parašęs kokį nors ten ketureilį ar tekstą ar kažkas tokio? Kas ant liežuvio galo dažniausiai būna. Aš atsimenu, yra versijų, kur mes žinai, dainuojam su Krisčiu Kaukė 2 ir ten sekasi kitam gale, bet deminiai versijai buvo tavo motina stora, žinai, mes tiesiog belio ką šnekėjom ir iš tikrųjų, yra ir kur buvo irgi keistų eilučių, kur kūnas remia sieną, tai buvo Dovydo pasiūlymas pakeisti, čia dainuoja Pseudo, ir man tai buvo eilutė keista tavo ausys, ir tada jis sako, tai čia seniai kaip tos rūkytos ausys, tai čia nelabai geras vaizdinys. Tai žodžiu, bendrai paėmus, visi tekstai iš Dead Cab 2 yra praktiškai toksai konglomeratinis junginys. Ir kolebinis dalykas. Kolebinis, jo. Man net negėda pripažinti, kad pavyzdžiui, Ateik čia irgi ghostwritino ir didelę dalį teksto parašė Kristis iš Roughly Human. Aš parašiau pagrindinius priedainius, posmus ir melodijas ir po to jis man padėjo įvilkti jau į tokius logiškesnį kažkokį naratyvinį siužetinį vaizdinį. Tai ir padainavo japoniškai dar šalia. Jo, ir ten iš tikrųjų japoniškas priedainis yra vertimas iš esmės į priedainius jau lietuviškus. Tai aš tiesiog nebijojau kreiptis pas visus pagalbos ir nesiimu laurų už tai, kad aš čia genialus rašytojas. Dabar pabiški man ryškėjo tas rašymo stilius, aš nedaug žodžiauju ir tiesiog esu minimalistas. Man 2 sakiniai pasako daugiau negu ten paklodė teksto. Supratau. Po tokio stresą šiek tiek keliančio iš jūsų pokalbių įrašų, iš tokios stres keliančios įrašų sesijos, dabar leidžiat savo daugiau pasėdėti prie demuškių, prie dalykų, truputėlį daugiau paredaguoti, peržiūrėti, daugiau paruošti. Taip. Vienareikšmiškai. Po stiklu, kai rašėm dabar, tai čia jau ten buvo komitetas iš bendo sudarytas, kur aš ten 3 kartus priedainį perrašiau, shout out Justinui Jaručiui, kuris su manim turėjo rašymą sessioną, jis padėjo tekstą rašyti ir padėjo man truputėlį, pamentoriavo mane muzikos rašymo džime. Tuomet gitaristai Pypas labai davė savo braižo su partija, Dovydui daviau braižo su partija irgi, kur maždaug sugrok, ką tu sugrotum, žinai, nes aš parašiau tiesiog akordų seka. O dabar, kaip pasakėjai, iš karto noriu išklausti, kaip susikirto keliai su Pilypu išjauti, tarsi vis tiek, faktas, kad pažįstami buvote iš seniau, bet kaip būtent sugalvojot, ar kaip jisai sugalvojo prisijungti prie jūsų? Aš sugalvojau. Tu sugalvojai? Jo. Okay. Joris ir sugalvojo, kad Jaručiui reikia parašyti, kad dėl... Aš esu lėlininkas, Nikitas. Joris iš tikrųjų tikrasis Dead Cab narys yra. Supratau. Kai Kristus pasakė, kad nebeturės laiko groti Dead Cab'uose, tai tada natūraliai kilo klausimas, kad kažkaip kaip čia dabar elgiamės, ar būnam 4. Ir mes tada su Pilypu žaisdavom Pokemon Go kartu kartais. Supratau. Šiaip labai buvo linksmas jo ir kažkaip aš pasiūliau, kad gal pačiam Pilypą. Mes tiesiog ieškojom marketingiškai naudingesnį dar žmogaus, žinai, kuris žvaigždė dar būtų dar viena. O kaip jam pačiam sekasi prisijungti prie, na jau dabar po visų, palyginus su praeitais dideliais pokyčiais grupėje, dabar atrodo, kad grupės, nežinau, soundas arba estetika pati yra labiau nusistovėjus. Ar jisai vis tiek sugeba įnešti kažko naujo, ar jis labiau taikosi prie jūsų jau esamojo soundo, kaip jums atrodo? Man atrodo anksti sakyti. Kaip kada gal, jo. Antra, Pilypas šiaip labai gabus pristaikyti prie situacijos yra, tai kur jisai jaučia, kad čia reikia gal uždėti ranką, tai uždeda ranką, kur jaučia, kad reikia nedėti, ne tada. Tai kad geriausias pavyzdys yra Po stiklu, kaip jisai pakeitė ir kaip jis transformavo dainą, tai juntamas jo braižas, žinai, gitarinis, kurio aš niekada pats irgi nesugalvočiau. Taip pat Pilypas, kai buvo integruotas, jisai iš tikrųjų buvo labai įdomių tokių niuansų, kur mes grojom gallery ir turėjo double bookingas įvyko ir jis turėjo su Jauti grot irgi. tą pačią dieną, tai žmonės pradėjo klausti, tai ką, Pipas iš Jauti išėjo dabar, nu žodžiu. Bifas. Ne, čia tiesiog vyksta truputėlį komunikacinės gal spragos, bet iš tikrųjų, informacija vaikšto ir čia pas mus tie nariai kol kas keičiasi kaip mergos pas paauglius, bet
tikiuosi nusistovėsim dabar ir galėsim pristatyti save tvirčiau, bet jau fotosesija buvo, Pipas egzistuoja mūsų logo. Jau viskas gerai, bent jau iki vasaros pabus. Ja, vinilo viduje irgi yra, reiškia, viskas fakt. Kristis irgi, ja. Bet vis tiek turbūt tas toks naujų narių atėjimas vis tiek kažkokio tai tokio duoda, nežinau, atrodo, kad ir duoda tokio kūrybinio žaidimo šiek tiek daugiau. Tai gali būti gerai, gal čia labai blogai sakant apie tos išėjimus, bet ir būtent kažkokie koliabai su kitais atlikėjais, su Rough Humanais, su darbas, jie visi atrodo, kad duoda tokius jums kūrybinius žaidimus, tokius ir truputėlį noro pasibandyti, vien tik tai, kad Dead Cap 2 albumas pats yra kokių 8 žanrų kaip minimum, man atrodo, ten tiek net kūrinių nėra, tai žinai, toksai yra tas momentėlis toksai. Okay. Ir kaip šitą jums patiems tas, nežinau, žaidimas tarp žanrų ir noras save išsibandyti, neapsiribojimas. Ar bandot savęs tiek kažkaip tipo surasti kažkokią nišą savo, ar tiesiog metam į sieną beleką ir žiūrėsim, kas prilips dažniausiai? Aš numesiu šitą klausimą Joriui, nes man sunku pirmo asmeniu šitą esant pasakyti. Gali sukonkretinti klausimą. Nu, tipo, ar kiek... Ar mes prisitaikom, ar specialiai ieškom žmonių, su kuriais parašyti gabalą? Ne, labiau, kad tiesiog, ar tas dalykas jums duoda... Ar jūs norite apsiriboti ties vienu žanru, žiūrint į ateitį? Ne, ar labiau atrodo, kad tiesiog kažkaip iš Nikitos gimsta kažkokia idėja ir mes taip tiesiog pamastom, kaip geriausiai tą idėją padaryti, nesvarbu ten koks žanras turėtų būti ar kažkas tokio. Supratau. Ja, nes yra, čia kaip boulingo takelyje, yra boulingo takelis ir yra tos tvorelės. Mes būnam tvorelės su kamuolys? Ja, aš būnu kamuolys dažniausiai, ja, nes būna tikrai, aš galėčiau nueiti ten iš šoną, žinai, visiškai, bet, kaip sakys, man patinka sukurt muziką, kurios galbūt nebūtinai kažkas, kur pats raščiau, žinai, paklausyt, bet tuo pačiu metu dabar juntu, kad tai yra didelė komunikacinis iššūkis didelis. Pavyzdžiui, kad ne, tarkim, žinai, jeigu reiktų vieną fokusą sutelkti, tai kokią žanrą tu čia muziką groji. Tai vat man dabar norisi kažką su 2 sluoksniais tvorelių pastatyti. Ok. Čia gera analogija. Priimsim tokią analogiją. Ir jau truputėlį papasakoju apie kūrinį Po stiklu, kuris tuoj nuskambės LRT Opus eteryje. Jūsų naujausias gabaliukas beje. Yeah. Ir kuris man šiek tiek netgi priminė ankstesnį Dead Cap'o etapą savo tokiu romantiškumu, tokiu ramu truputėlį. Ar dar kažką norit pridėti apie šitą kūrinuką, ar mes tokio pasiklausom? Labai loud jisai, labai garsus. Labai gerai. Ir labai faina animacija sukūrė mūsų animatorius Alenas. Pasiklausom. LRT Opus eteryje jūs klausotės laidos Karamelinių tonų. Šiandienos laida yra skirta grupiai Dead Cap. Ir čia, kadangi ši grupė turi tokį fainą fanbase'ą, manau, kad daugiau nei sąžiningai yra likusią laidos dalį, kiek mes čia turime paskirti klausytojų ir Dead Cap fanų klausimams, kad ir kiek čia jūs spėsim atsakyti. Vienas iš jų buvo, kaip Nikita per tokį trumpą laiką taip gerai patobulino savo dainavimą. Gražu klausyt. Oho, čia didelis komplimentas, priimu, dėkoju. Deja, ne per trumpą laiką, bet aš čia šiandien buvau savo mūsų studijoje padainuot. Ir įrašai GarageBando projekte, kuris užvadintas Vocal Prep, driekėsi nuo pernai metų gegužės iki dabar. Tarp jų yra tarpai nedideli, bet aš esu susirašęs didelį sąrašą pagal datą savo vokalinių prisėdimų. Nu ir aš dažnai vairuoju vienas, tai čia yra proga padainuoti. O kas uždavė šitą klausimą, Kristai? Aš susirasiu, ne, aš galėsiu pasakyti po to jums, aš kadangi jūs visus persirašiau savo į kitą lapą. Ne, aš tai galėsiu referavau, kad jis Nikita pastavė pamokas. Supratau. Ne, aš padariau savo, bet po to tikrai dar buvo ir kitų mokytojų, kurie Nikitai padėjo padaryti gerus dalykus. Kokią vaikystės svajonę esat išpildę arba ketinat išpildyti artimiausių metų? Oho. Geras klausimas. Aš šiaip iš tikrųjų išpildžiau beveik visą. Aš rimtai, ta prasme, ir koncertuose, ir festivaliuose pagrota, ir vinilinę plokštelę išleista, ir čia, ir merčai. Nu, ta prasme, aš išpildžiau savo musician dream completed. Ta prasme, jeigu yra kažkoksai bucket listas muzikantinių dalykų, I'm done. American football namą norėčiau pamatyti dar, bet. Ok. Tai dar yra ką veikti. Nežinau, aš neatsimenu savo vaikystės svajonių, bet tai turbūt reiškia išsipildė. Tai labai gerai. Dar vienas klausimas Joriui, kaip tikra, ką Joris gimtadienį dovanų gavo? Daug gavau labai dalykų. Aš žinau, ką jos dovanų. Gavau Lietuvos ryto marškinėlius. Taip. Grupės, gavau iš Nikitos mamos daug sausainių ir meduolių. Ne bet kokius ryto marškinėlius, o 18 numerio Joris Dapkus. Vardinius. Jėga. Labai gerai. Klausimas, dar vienas toksai atėjo, kur labiausiai norėtumėt pasirodyti užsienyje? Šalyje ar venue?
Tiesiog, čia buvo iš tikrųjų angliškai klausimas, where would you guys want to perform abroad? Tai tiesiog interpretuokit, žinai, kaip jums šitą... Okay. Wembley Stadium. Wembley? Rock am Ring. Tame taip. Big arena. Ta prasme, turint omeny, čia irgi yra vienas iš klausimų, kuris šiek tiek toliau buvo, bet čia labai tinka šalia pridėti, ar Nikita yra įkvėptas Chester Bennington. Aš galiu šitą klausimą, gal aš sakyti. Paklausykite mūsų ankstesnės laidos su Kristijanu. Aš norėjau tą patį užmest, kad mes padarėm laidą su Nikita apie Linkin Parkus ir ten tiesiog pasirodo, kad čia buvo geriausias co-hostas kalbėti apie Linkin Park dalykus vien tik iš to, kiek jisai žino inside tenais. Taip sutapo. Labai gerai. Kalbant apie tuos muzikinius stilius ir kaip sakėm, tiesiog klausimas buvo toksai, kad ar toliau kol kas grosit gaming rocką, arba kokį muzikinį stilių norėtumėt išsibandyti ateityje? Aš Joriui... Taip grosim, nes nėra tokio stiliaus. Aš galvoju, gal grojam, ką norim. Aš gal labiau perfrazuočiau, kad labiau, kad iš tų, kurių stilių dar nesat išsibandę, kas labiausiai domina išsibandyti ateityje. Elektronika, heavy labiau kažką. Repo gabalą. Joris pagal mūsų lore turi tapti reperiu ilgainiui. Domas mūsų bosistas yra numatęs jį paversti reperiu žinomu Lietuvoje. Bet šiaip, unironically atsakant iš tą klausimą, tai gaming rock yra loose kontekstas iš tikrųjų, kurti muziką, kuri tiktų gaminant. Tai, to be honest, yra vienas trekas, kuris dabar toksai title fightinis kažkoks greitesnis. Su Joriu klausėm, siunčiau, jis toks, yra vibe, I guess. Dabar, kai prieš interviu kambariukį užsiminiau, kad norisi groovy metalą parašyti biškelį, bet aplenkiant new metal ateinantį trendą. Ir tiesiog sukurt patogią diskografiją, dainuot, kad būtų smagu. Noris, kad alkūnės galima būtų pamėtyti biškelį, taip pasakysiu. Geras, Jori, nori kažką pridėti iš savo pusės? Koks kūrinys iš Dead Cab 2 užtruko ilgiausiai? Tai aš spėju, gal čia labiau kūrybos bendrai galima taip pasakyti. Lėtas palyginus ilgai užtruko. Jo, lėtas ilgai buvo rašomas. Šiaip Dead Cab 2 kūriniai dabar, kai aš galvoju, yra 2 metų senumo nuo to taško, kai buvo įrašyti aplamai. Taip, demo versijos buvo sukurtos kokiais 2-3 gale, kai Aurelija išėjo į grupės ir tada gulėjo kompė iki Joriui ateinant į grupę ir tada buvo lėtas ir lėtas buvo tikrai ilgai kūriamas. Ten rudenį... 4 mėnesiai. Jo, mes įrašėm... Nes buvo taip, kad mes instrumentuotę įrašėm anksčiau ir mes kas mėnesį ėjom pas Norį ten įrašinėti vis po gabaliuką visko ir aš paraleliai mokiaus dainuot. Yra reelsas, kur aš ten įrašinėjau tą vokalą ir tai buvo po gerų 2 mėnesių ten nuo instrumentalo įrašo. Tai lėtas buvo gan ilgai rašomas, po stiklu buvo rašomas gan ilgai irgi nuo to momento, kai aš simnu spalį pernai metais aš grįžau iš kelionės, įrašiau draftą ir nuo to laiko mes pastiklu išėjo kada ko 14. Ja, tai va, tai nuo... Aš žinau, kad netoli jūsų konsų galerį kažkaip prieš tai buvo. Irgi 4-3 mėnesiai. Čia, žinai, čia insane produkcijos ciklai, čia nėra labai sveikas, greitas tempas muzikos rašymui, bet jis buvo apgalvotas bent jau. O kuriam... Čia nuo manęs vienas klausimas. Kuriuoms labiau norėtųsi going forward? Ar tai labiau toksai, kad iš jūsų labiau nesitikėtų, kad dabar bus kas pusę metų kažkoks tai dalykas, ar tai būtų singlas ar panašiai, kad jūs pasidarytumėt kokias 8 kūrybinės stovyklas ar kaip tik geriau norisi tokį būti ant savo pėdų, tiesiog pastoviai kažkaip tai judant? Kuris variantas jums atrodo? Aš to atsakymą rasiu, o tu pasakyk. Aš manau, kad nereikia tikėtis, kad kas pusmetį išleisim. Aš čia kaip pavyzdį pasakau, bet... Nežinau, man tai visai patinka tas kūryba on the spot, relatyviai. Tai vat, Jori ruoškis, nes naujas singlas pas mane, Dead Cab Goals Priorities Live 2026 su stonks emoji. Yra naujas singlas iki 05:30. Easy, bus. Tai sakykim, žiūri į kamerą, swear to God. Man atrodo, tas tiesiog toks geras susifokusuotų 2 savaičių etapas gabalui. Mums veikia kol kas. Jėga, super. Gerai, grįžtam prie klausytojų klausimų. Ar turit mėgstamiausią koncerto vietą, concert venue?
Jūs tikrai jau daug jų esate aplankę. Kuriam patys grojam ar kuriam mėgstam? Čia neparašyta tikriausiai bus. Jo, aš dažniausiai, kadangi neparašo šalia, tai aš tiesiog interpretuoju kitą klausimą, kaip jums patogu. Pagal vaizdą man labai patiko Gallery, kaip jis atrodo, konso kontekste labai patiko, kaip jis atrodo. Pagal vaibą man labai patiko Red Cat'ą pagroti. Ta prasme, o šiaip OG vieta konsams yra Skylė. Love it. Bet ten seniai negrojam, jaučiu būsim per daug dabar, jau netrų ten pagroti, bet ką žinau, gal pagrosim. Jori, kokia tavo vieta? Kablys. Kablys? Kažkaip ten visą laiką jauku būna. Teisingai, jo, bet tas, kur man irgi tas, kur ta mažesnis. Tai, man tai didesnė, man kažkaip fainai, nes aš atsimenu, kad ten buvo skateparkas ir kažkaip atsimenu labai šiltai tą vietą visą. Tai kažkaip dar yra likęs prisiminimas iš ten. Jėga, gerai, važiuojam toliau. Su kokia grupe norėtumėt koncertuoti arba apšildyti? Bring Me The Horizon? Jo. Okay. Jo. Bet realistiškiau tai norim Katarsį apšildyti Ukrainai. Gerai. Čia žinai, tokia tipo... Tiesiog. Gerai, didžiosiamis raidėmis parašytas klausimas, ar yra planų naujam albumui? Taip. Taip, bet visą laiką yra toksai, čia taip bus. Kada, nežinau, bet bus. Gerai, aš kaip tikėjausi tokio atsakymo, bet viskas gerai. Jeigu planų, tai jo, sakau, naujas singlas 05 Tram, aš nežinau, ar jis priklausys albui. Ar Po stiklu irgi priklauso albui? Nežinau. Ar ten rašom demkių? Yra demkių. Jeigu nieks netingit, SoundCloud'e yra visokių irgi atplaišų, nieks nežino, aš ten tiesiog anonimiškai numetu kažką ir gali ten paklausyti, kas ten vyksta. Tu ką tik per 30 sekundžių apibūdinai visus LRT Opus intervus, kurie bet kada yra buvę. Turim demkių, jo turime. Bus albumas. Kažką įrašysim. Bus koncertas. Labai gerai. Kalbant apie jūsų klausytojus, koks labiausiai netikėtas interactionas buvo su klausytoju, su fanu? Man tai labai patiko, kai Remis Retro pakomentavo po mūsų video. Žiaurų. Čia mano highlightas. Oh my god, aš buvau pamiršęs apie šitą. Labai, tai va, jeigu šitas skaitas. Čia polėtas? Jo. Remis Retro parašęs žiaurų. Dar yra kažkoks kai mes su bičius, tiksliau, Counter-Strike Reelsą padarė kažkoks ten irgi retro gaming bičas, kažkoks voverės profilinė nuotrauka pakomentavo. Čia irgi toks įdomesnis online interactionas. Bet tokie IRL, tai visą laiką malonu su fanais pašnekėtume ir mes turim vieną specifinę fanę, kurioje atvyksta iš Ukrainos į lietuviškus koncertus ir jie ten belia kaip atsidavę lietuviškai muzikai. Tai čia crazy yra visą laiką pamatyti tokius žmonės. Žiauriai gerai. Gerai, mėlyjei, mes mūsų laida eina į pabaigą. Turėsit neužilgo dar vieną koncertą. Taip. Ir jisai bus Estradoje, Vilniuje. Kur jums dar šiaip neteko groti. Aš pagalvojau, ar jums teko groti. Taip, mes pristatėm albumą Estradoje, mes grojom Soj Vilnius Party gimtadienį. Soj Vilnius 1 metų gimtadienį. Nes aš galvojau tik tai apie perklausą tą, kurią darėt albumo pristatymo tam tikrą ir po to šitą pamiršau, kad dar jūs turėjot vieną pasirodymą. Tokį. Ko žmonės gali tikėtis iš šito pasirodymo? Zavalo. Atsiprašau, dėlyt šitą žodį. Užgrūstimo, užgrūsdumo. Sausakimšos atmosferos karščio. Puikaus koncerto. Geresnis buvo praeitas Estradai, nes dabar žinom, kaip ten geriau išsispręs kai kurios dalykus. Bus nuostabu. Labai gerai. Lamparty bus? Ne. Šį kartą Lamparty nebus. Lamparty taupom dabar kitiem. Gerai, labai gerai. Duokit hebrai pastaupyti ir kitiem būtų nešti laptopus ir žaisti. Jo, galit Nintendo Switch'us atsinešti, jeigu turit viską atsinešti. Planas, jo, atsineškit nešiojamas konsolės ir žaiskit. Tiesiog gaminkit savo portable dalykus ir ten, nežinau. Kas atsineša PSP, gauna lipduką dovanų. Jo, jeigu PSP atsineši plakatą dovanų, gausi. Super. Nikita, jo, ir ačiū labai, kad užsukot šiandien pasikalbėti. Ačiū, kad paėmė mus. Čia buvo pokalbis su Dead Capais. Priminsiu, kad visus šiandien skambėjusius gabaliukus atrasit Karamelinių tonų 2 sezono grojaraštyje, kuris gyvena tiek YouTube, tiek pasiklausimo platformose, o šį vakarą iš manęs tiek. Primenu, kad balandžio 8 pasimatom Nepriklausomybės aikštėje protestui, nes kitaip tokių laidų kaip Karamelinių tonų gali ir nebebūti. Ačiū, kad klausėt, jūs buvot nuostabus, aš buvau Kristijonas Ribaitis. Gero likusio vakaro, likite su LRT Opus ir iki.